Sveiki buškrafteriai. Ir vėl po kurio laiko mes miške. Ir šį kartą norėsiu parodyti jums tokį dalykėlį. Tai yra hamakas iš paprastos, galima sakyti, beveik skalbinių virvės. Hamakui nereikia kažkokių parakordų. Aišku, parakordas gerai, yra patvarus ir taip toliau, bet užtenka paprastos, lankščios, iš elementarios ūkinių prekių ar statybinių prekių parduotuvės virvės. Taigi, va štai aš turiu tokį kritinėlį virvės ir dabar parodysiu, kaip tarp šių dviejų medžių padaryti tokį elementarų, bet pakankamai patogų hamaką ir kraiginę virvę tuo pačiu kažkokiam tais tentui ar kitokiai apsaugai nuo lietaus. Taigi visų pirma, žinoma, virvė susipins, ką padarysiu. Visų pirma, mums reikia apsirišti kraiginės virvės pradžią aplink vieną iš medžių. Tam galim panaudoti įvairius mazgus. Kadangi ilgai nenoriu čia govytis, paprasčiausiai užmazginu ir einame prie kito medžio. Sukame aplink medį. Dabar štai taip įtempiam virvę. Važiuojame žemiau. Grubiai štai biškį aukščiau jos mens lygio. Ir keliaujame vėl prie kito medžio. Sukamės aplink medį. Vėl keliaujam atgal. Ir vėlgi keliaujame apsisukę aplink medį. Tai, kaip matote, vienoje pusėje yra vienas šniūras, kitoje pusėje yra du. Mums taip reikia, kad ir būtų. Dabar apsisukime aplink medį dar kartelį, bet nekeliaujam niekur toli. Kaip minėjau, mano šniūras susipynė. Dabar apsukame kelis kartus aplink šiuos du. Ir dabar prasideda pynimas. Tai yra labai paprastai. Zigzaguojame aplink šiuos du šniūrus. Vyniodami palaikom tokį ties viduriu šiek tiek laisvumą. Ir vyniojame toliau. Čia mazgelis. Šį išpainėjau. Ir vėlgi gale porą kartų apsukame aplink vieną švirį. Iš esmės mūsų hamakas paruoštas. Štai matote, yra susiziguota. Ir dabar pabandysiu aš jį atsigulti. Iš esmės, galbūt tas biškį kampas yra per aukštai, bet mes jį tuoj pat pataisysime, bet principą štai matote. Štai, kaip matote, šiek tiek padirbėję su šitom kilpom, išsitampėjęs, puikiai galima atsigulti, gulėti, pasitiesus kažkokį tai čiužinuką. Tikrai gautųsi labai patogu ir štai jums labai paprastas hamakas.